Kokie namo aukščiai geriausi gyvenimui? Dauguma žmonių vengia pirmo ir paskutinio aukšto, nors senos statybos namuose šie butai pigesni nei tarpiniai aukštai. Pirmas aukštas turi ir pliusų, ir minusų. Pliusai. Jei butas yra naujos statybos name, jis gali turėti ir žemės, taigi bus labai smagu išsinešti staliuką ar vaikams bei naminiams gyvūnams ten žaisti. Pirmas aukštas patogus pagyvenusiems žmonėms bei žmonėms su mažais vaikais. Apatiniai aukštai patogus sugedus liftui, juos nesunkiai pakilsite pėsčiomis. Minusai. Apatiniuose aukštuose daug gatvės triukšmo, nors jei pastatas prie judrios sankryžos, triukšmą girdės beveik visi aukštai. Taip pat triukšmą kels parkavimosi aikštelė prie langų, ji gadins vaizdą pro langą, bet laimei triukšmą gerai sumažina kokybiški langai. Taip pat senos statybos namuose pirmose aukštuose rūsio drėgmė gali sukelti pelėsį. Oras apatiniuose aukštuose purvinesnis, pagrindinės dulkės randasi 15 metrų virš žemės. Naujos statybos namuose neretai pirmas aukštas yra komercinės patalpos ir butas virš restorano yra blogiau nei pirmas aukštas. Sklindantis kvapai gali jūs erzinti. Viršutinių aukštų pliusai. Viršutiniai aukštai patogus, nes juose daugiau šviesos. Žinoma, jei saulės neužstoja kitas daugiaaukštis. Paskutinis aukštas patogus, nes virš buto niekas netryps ir nerėkaus. Naujos statybos namuose viršutiniai aukštai patys prabangiausi butai. Viršutiniuose aukštuose gražesnis vaizdas pro langą. Minusai. Neretai, ypač senos statybos namuose, gali būti problemos su stogu. Taip pat dėl juodos stogo spalvos bute vasarą per karšta. Gaisro atveju viršutiniai aukštai problematiški, nes ne visi turi gaisro kopėčias. Viršutiniai aukštai, ypač senos statybos namuose, neretai turi komunikacijos problemas, neretai ten sunkiai pakyla vanduo. Jei pastate nėra lifto, pastovus laipiojimas gali varginti. Patys komfortabiliausi yra viduriniai aukštai, žinoma, jei jūs nebijote aukščio ir dažnai važinėjate liftu.